Tai aš radau ženklą važiuodamas iš Kauno į Panevėžį. Aš važiavau greitkeliu ir kažką pamačiau žolė geltona. Ir tada pravažiavau ir sustojau, grįžau, atbėgau ir ten buvo ženklas nuo fūros. Kažkaip nusivibravęs, žodžiu, nukritęs pakeliai. Ir aš pasiėmiau tą ženklą ir pasikabinau studijai. Aš kažkaip visą laiką norėjau kažką padaryti su to ženklu, kažkur pakabinti prie kokio nors paveikslo. Po to kažkaip užmiršau aš jį ir nutapiau paveikslą, kurio koloritas buvo geltona ir juoda. Ir tada supratau, kad čia kažkaip tas ženklas mane inspiravo. Ir tada kažkaip vėl pradėjau apie jį galvoti. Ir taip ir pasirinkau tą pavadinimą. Ir man tiesiog kažkoks atsirado tokia jungtis, kuri apsijungė. Ir tas Convoy Exceptionnel buvo ta jungtis. Ir man kažkaip po to viskas apsijungė galbūt. Nes aš pradėjau galvoti, kas jungia tos mano paveikslus, kas jungia tos motyvus, tos naujus motyvus. Ir kažkaip apsijungė. Man labai padėjo šiaip, nes labai gera, kai atrandi kažkokią jungtį, tada kažkaip aišku pačiam, ką darai. Dėl ko galbūt darai, netgi aišku. Kažkaip, taip, tada labiau pasitikė, ką darai. Kažkaip aiškiau viskas. Bet tai tas pavadinimas, jis taip priartėja, nutolsta. Aš kažkaip prie jo neprisirišau. Šiaip gražiai skamba prancūziškai. Čia naudojama Convoy Exceptionnel, o olandiškai yra Breadlast. Jo, čia reiškia tą ilgas krovinys, didelio gabarito krovinys, long vehicle. Tai, ir jis taip, jis atšvaitinis yra. Ir tos spalvos man kažkaip užvežė, nežinau. Dabar galbūt nebe daiktus, kaip anksčiau, dabar galbūt kažkokius blyksnius jų, šešėlius, kažkokias deformacijas jų. Ir man labai svarbu, kai kažkoks paprastas dalykas daug ką reiškia. Ta prasme, kad kažkokie mizeriai kasdienybėj sužiba kaip tokie grandioziniai dalykai. Tai čia apie gyvenimo svorį, apie buities, gal ne buities, buitis jinai tokia labiau pretekstas, bet man svarbu kasdienybė. Ir tas didelio gabarito kažkoks svoris man labai susišaukia, nes kažkoks paprastas dalykėlis gali būti labai svarbus. Ir nes man labai smalsu išsinešti kūrinius į galeriją su baltom sienom didelėm, nes man atrodo, jie bus dar ryškesni nei čia. Neatrodo, taip ir bus. Viskas taip suspindės, man atrodo, dar kažkaip kitaip. Tai man labai įdomu, kaip viskas bus. Aš labai laukiu eksponavimo dienos. Jaučiuosi kažkokiam naujam etape. Taip gerai jaučiuosi tam naujam etape.